numeris 1 pasaulyje. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Šalia manęs didžiųjų laukinių karpių žūklei skirta įranga. Tačiau mes žvejosime ne karpius ir netgi netaikę žuvį. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Šiandien laidoje kalbėsime apie žūklės būdą, kuris nėra labai populiarus mūsų kraštuose, tačiau jis puikiai veikia ir puikiai vilioja solidaus kalibro žuvį. Per artėjantį pusvalandį mėginsime apžvelgti tą vadinamą anglišką lydekų žūklės būdą žvejojant dugninę meškerę, masalui naudojant negyvą žuvelę. Nepasiduoda, visai nepasiduoda. Kaip užrišti sistemėlę, kaip priversti negyvą žuvelę plaukti ir taip suvilioti trofėjinio dydžio lydeką, papasakosime laidoje apie žūklę, netrukus po reklaminės pertraukos. UAB Fanatikai – tai didmeninė, mažmeninė ir elektroninė prekyba žūklės reikmenimis. Fanatikai – tai laiko patikrinti įrankiai, nuo valties iki kabliuko, tikram fanatikui. Galite pirkti ir internetu. Taip pat kviečiame pažvejoti žuvingame Vabalių ežere. Apie viską internete fanatikai.lt. Štil numeris 1 pasaulyje. Čia laida apie žūklę. Esame įpratę plėšrūnus žvejoti spiningavimo, velkiavimo, gyva žuvelė ir dar įvairiais kitais būdais. Tačiau mūsųse nėra dar prigijęs tas vadinamas angliškasis žvejybos būdas, kuomet plėšrūnus žvejojame dugninę meškerę, masalui naudojant negyvą žuvelę. Apie tai ir bus šiandien mūsų laida. Neoficialiai angliškų būdų vadinama lydekų žūklė dugninę meškerę, naudojant negyvą žuvelę, mūsuose nėra labai populiari. Tai metodas gimęs šalyse, kuriuose plėšrūnų gaudymas gyva žuvelė yra draudžiamas, tad žvejai sugalvojo, kaip lydekai įsiūlyti negyvą masalą. Beje, Lietuvoje taip pat sklinda gandas, jog gyva žuvelė žūklė gali būti uždrausta ir mūsų vandenyse. Bet kokiu atveju, kaip rodo praktika, negyvas masalas vilioja išskirtinai solidaus dydžio plėšrūnus. Kodėl? Apie tai pakalbėsime šiek tiek vėliau. Šįsyk esame prie pramoginio žūklės tvenkinio Didelės žuvys Punioje, kur mus anglišką meškeriojimo būdą pakvietė išmėginti šio tvenkinio šeimininkas, mūsų bičiulis Kęstutis. Slėpti neturime ką. Taip žvejojame tvenkinyje, kur lydekų yra nemažai. Tačiau šį kartą, kaip angliškos žūklės naujokams, mums svarbiau ne vieta, o išsiaiškinti, kaip tas lydekas dugninėmis gaudyti. Šiame reikale esame visiški naujokai ir, galima sakyti, mokomės savotiškame mokymų poligone. Beje, praėjusią savaitę tik pasirodžius naujos laidos anonsui, mūsų žiūrovai pažino vandens telkinį, kuriame žvejojame šiandien, ir sulaukėme komentarų, jog čia ant bet ko kimba, o gražiai paprašius žuvys pačios į krantą lipa. Tvenkinį kaip savo 5 pirštus pažįstantis Kęstutis dar žūklės pradžioje paneigė šį faktą, papasakojęs konkretų atvejį, kai surengęs nedidelę dvikovą tarp spiningo meistro ir dugninės, spiningas gavo kruopų sausų rezultatu 4-0, nors buvo išbandyta 10 įvairių dirbtinių masalų. Štai jums ir tvenkinys, štai jums ir nuomonė, jog čia net ant nuorūkos kimba. Na, galų gale neteisintis prie ekranų susėdome, tad imkime siūlo galą ir išnarpliokime tą anglišką lydekų žūklės būdą, naudojant dugninę meškerę, ant kablio veriant negyvą žuvelę. Iš pradžių pradėkime nuo įrankių. Anglams ar airiams, kurie tiesiog išprotėja dėl šio žūklės metodo, jau senai parduotuvėse yra siūloma daugybė specializuotos įrangos, nuo pavadėlio iki specialių meškerių. Šiuo atveju mums tenka naudoti tai, ką turime, nors rezultatas teoriškai gavosi tas pats. Mes naudojame karpių žūklei skirtą įrangą ir jaučiamės kaip karpių žūklėje, nes tiesiog
užmetame meškeres ir viskas, sėdime, laukime kibimo. Be abejo, vien tik tai sėdėti neužtenka, nes didelės lydekos, jos dažniausiai tingi toli plaukioti, ieškoti maisto, todėl, geriau eiti ir žvejų jų ieškoti. Po kiek laiko tiesiog verta permesti meškerę į vieną šoną, į kitą, toliau, arčiau, kažkur tai galbūt tai lydekai pataikysime netoli panosį. Anglijoje tai yra labai populiarus būdas, toks žūklės būdas, todėl jie turi specialius tam skirtus kotus, stovus, signalizatorius, nors iš esmės aš manau, kad jie neturėtų labai skirtis nuo didžiųjų laukinių karpių žūklei skirtų įrankių, nes ir mes šiandien tiesiog neturėdami kito pasirinkimo naudojame būtent savo karpinius įrankius. Tai yra karpiniai kotai, kurių užmetimo svoris yra nuo 30 iki 100 gramų, nes iš tikrųjų reikia užmesti nemažą svorį, tai yra svarelis ir masalinė žuvelė, bet to dažniausiai užkimba didelės lydekos. Ir žinoma valas. Valas irgi turėtų būti monofilamentinis valas, jokių pintų valų čia nereikia, nes kaip ir karpių žūklėje, monofilamentinis valas labai gerai amortizuoja žuvies smūgius. Manau, kad valas turėtų būti maždaug 30-35 storio, galbūt nestoresnis. Storesnio tiesiog nereikia, nes šiuolaikiniai valai iš tikrųjų atlaiko labai nemenkas apkrovas. Ritės irgi turėtų būti tokios kaip karpių žūkliai skirtos, tiesiog labai svarbu yra galbūt tas vadinamas bait runneris, kibimo stabdys, kuomet reikia kibimo momentui būtent labai atleisti ritelę, kad lydeka nepajaustų pasipriešinimo, nes jie tiesiog sugriebė žuvytę ir ten kažkur tai vietoje juda ir jeigu pajaus pasipriešinimą, gali tiesiog išspjauti tą žuvelę ir kibimą prarasime. Kągi, masalus užmetėme į vandenį ir kol laukiame kibimo, dabar pats laikas papasakoti apie techninius dalykus. Pavadėlį su 2 trišakiais kabliukais, negyvo žuvelės prikabinimą bei jos plūdrumą. Kadangi parduotuvėse tokiam žūklės būdui paruoštų pavadėlių neteko matyti, juos surišu pats, pasakojo mūsų bičiulis Kęstutis, negyvą žuvelę lydeka žvejojantis nebe pirmus metus. Tam reikės, kad pasidaryti pavadėlį, tai metalinio tokio troselio. Ar kaip jį pavadinti, iš ko mes darysim tą pavadėlį. Ilgis jo turėtų būti apie 40-50 cm. Šiaip viskas yra labai paprasta. 2 kabliukai trišakiai naudojami ir naudojam tam, kad pritvirtinti kabliuką. Yra tokie metaliniai vamsdelio tokio atkarpėlės, kurias su replytėm galima užspausti. Pradedam nuo to, kad ant plieninio pavadėlio užveriam metalinį fiksavimo vamsdelį, tada trišakis kabliukas, gaunasi tokia kilputė ir tą kitą galą vėl įkišam atgal. Viskas atrodo šitaip. Užtempiam. Mūsų kabliukas galutinis ant pavadėlio pritvirtintas. Kada jau kabliukas jau mūsų vietoj, belieka užspausti tą metalinį vamsdelį su replytėmis. Štai. Bet dabar mums reikia antro kabliuko. Čia yra visa esmė. Jis tvirtinasi labai paprastai, jeigu tik žinom kaip. Įmam antrą kabliuką, veriam ant pavadėlio. Taip. Ir iš karto atsimatuojam atstumą pagal tai, kokį masalą naudosim. Tai pavyzdžiui, mes dabar turime kuojų, tai va tarp kabliukų bus kokių 6-7 cm tarpas. Jo, jeigu ten būtų koks nors karosiukas, tada jis, kadangi žuvytė nedidelė, trumpa, tai tuos trišakius galima suglausti arčiau, arba ten ilgesnė žuvytė, didelė žuvis, tikės pagaus stambę lydeką, tai galima tą atstumą padidinti. Žodžiu, prisitaikot pagal esamą situaciją. Dabar taip. Mūsų kabliukas yra ant pavadėlio, užvertas, tą galą pavadėlio, kaip ir ryšant karpinius kabliukus, apvyniojam aplink trišakio kotelį. Kokius 4, 5, 6 kartus. Apvyniojam ir perkišam vėl per kilputę atgal. Labai paprasta, elementaru ir kabliukas kabo mūsų pavadėlio
mums norimoje vietoje, tvirtai, jis niekur nesislankioja, užtikrintai. Viskas. Viskas, kas lieka šitam pavadėliui pabaigti, tai uždėti suktuką šitame gale. Mes jį taip pačiai tą suktuką pritvirtinsim, naudodami tą metalinį vamsdelį, kurį užspausim su replytėm. Tai va, kada jau turim pavadėlį, kurį matėm kaip susirišti, tai parodysiu, kas seka toliau, kaip visa sistemėlė veikia su tuo pavadėliu. Iš tikrųjų viskas yra labai paprasta. Mūsų jau turimą pavadėlį rišam tiesiai prie pagrindinio valo, tik prieš tai ant valo užveriam švinelį. Švinelis bus kaip, svoris, kuris laikys mūsų masalą prie dugno. Svarelis nėra didelis, 40-60 gramų intervalė. Paprastas mazgas, kuriuo pririšam valą prie pavadėlio. Viskas, iš tikrųjų yra viskas labai paprasta. Švinas, slankioja valas, lydekai pagriepus po žuvytę, jin kažkur juda į šoną, valas laisvai slysta per švino kilpelę ir mūsų signalizatoriai mums praneša apie kibimą. Visa vadinamo angliško lydekų žūklės būdo negyva žuvelė paslaptis – masalo plūdrumas po vandeniu. Tam, kad per pavadėlio ilgį žuvelė pakiltų nuo dugno, į ją įdedami keli plūdrios medžiagos gabaliukai. Beje, visuomet verta patikrinti, ar plaukiančios medžiagos kiekis yra teisingas. Jei jos bus per mažai, žuvis gulės ant dugno ir lydekai masalas nebus įdomus. Mes į žuvelę dedame minkšto polisterolo juosteles, nors anglai naudoja specialias balzos medžio plūdeles, kurias nesunku ištraukti iš sugautos lydekos, jei ji masalą nuryja. Tai daroma tam, kad lydeka neprisivalgytų nevirškinamų medžiagų ir nenukentėtų jos sveikata. Mes kibimo atveju ruošiamės žuvį pakirsti kaip galima greičiau, kad ji neprarytų žuvelę su polisterolu bei nespėtų praryti kablių, kad nežūtų ir ją būtų galima paleisti. Tai žinoma, sumažina mūsų šansus pakirsti kiekvieną kibimą, nes po atakos lydeka ne visada puolasi iškart žuvelę ryti. Dabar dar vienas dalykas, tai yra kaip žuvytę ant tų trišakių pritvirtinti. Principas kaip ir vienas, bet galima naudoti keletą būdų. Jeigu žuvis yra pakankamai tvirta ir stuburas pas ją kietas, tai kabliuką, tą, kuris yra aukščiau pavadėlio, veriam žuvytę į uodegą per stuburą, nes tai yra tvirtesnė dalis ir žuvis stipriai laikosi, nenukrenta metimo metu. Net trakštelna kabliukas, kada persiveria per kaulą. O kitas kabliukas tiesiog baigiasi į žuvytės šoną. Yra, tarkim, kitos žuvys, kurios yra minkštos ir tiesiog taip paprastai, kaip mūsų turimą kuoją užkabinti sunku, nes metimo metu jinai nukrenta, nesilaiko. Galima panaudoti tokią gudrybę, paimti siūlo, paprasto siūlo ir apvynioti ties uodegą siūlų tą vietą, paskui už to siūlo kabinti kabliuką. Žuvis laikysis daug tvirčiau ir metant į vandenį jau nebenukris. Kągi, tiek teorijos kol kas, o dabar apie rezultatus. Užmetę dugnines meškeres, po geros valandos sulaukėme pirmųjų interesantų. Na štai, kibimas. Jau realus kibimas. Reikia bandyti. Kažko laisva. O, yra. O, yra. Ir nemažytė. Yra. Lanksto. O, krokodilas. Štai jums ir negyva žuvelė. Svarbiausia, kad tai įdomus kibimas. Patampė ir jau jinai ten tupi. Reikia duoti valo. Atiduoti valo.
prie kranto truputį pasižiūrėjo į, kas čia su jie taip elgėsi negražiai, kas jie bando ištempti krantą ir vėl smūgį davė. O štai jums ir žūklė negyva žuvelė. Nepasiduoda, visai nepasiduoda. Vėl gilyn į gelmę. Aha, įspjojo žuvytę, liko tik 3 šakiai. Kol kas su visų matų, su paklotu yra 7 kg 600 gramų. Neblogas rezultatas, neblogas. Reikėtų pasverti, po to pasversime matą patį ir žinosime, kiek visa lydeka sveria. Rašytiniuose šaltiniuose anglai teigia, kad šis būdas lydekų žūklės negyva žuvelė yra trofėjinių lydekų žūklės būdas. Jie teigia, kad didelė lydeka tiesiog tingi medžioti. Žvejojant šiuo būdu pavadėlis laiko žuvelę maždaug 15-20 cm aukštyje virš dugno. Ir srovė įvairiausia ar šiaip vandens judėjimas šiek tiek žuvelę judina. Ir tai matomai sudomina lydeką ir jie atplaukia. Beje, žuvelė skleidžia ir savotišką kvapą. Ir lydeka pagal kvapą. Srovė neša tą kvapą, jį tą kvapą pajaučia. Kadangi jį maitinasi tuo maistu, įprastai maitinasi, jį priplaukia ir randa toje vietoje savo maistą. Būtent žvejojant negyva žuvelė, dugnine, lydeka tiesiog sugriebė žuvelę. Matom, ant kibimo signalizatorius parodo, kad kažkas ten įvyko ir laiko. Gal ryja, gal tiesiog laiko nasruose. Bet įvyksta ir taip kartais, kad įspjauna. Dar viena kibimas ant kitos miškirės. Jo, bet aną irgi reikia žiūrėti. Jo, jau šitą juda. Dabar Kęstas įsitrauks šitą meškirę, o aš, jeigu mano kibimas pasikartos ten, tai man teks čia. Bet čia tikrai yra kibimas ir reikia kirsti Kęstą nedelsk, nes po to gali būti negerai. O, ir matosi, kad kotas įsikirto į kažką tai super didelio, vėl į kažkokį tai banginiuką, krokodiliuką. Paleisime tą monstrą, tegu jisai gyvena. Oi! Augina svorį. Gudrolė pati. Pabėg. Nu. Kai šuniukas, bet o, viskas nuplaukė. Gudrolė, nu. Bet iš tikrųjų, puikiai Kęstai žūklė, aš labai patenkintas šituo, nes iš tikrųjų 2 geri lydekiniai kibimai ir 2 iš tikrųjų nerealaus dydžio lydekos, sakyčiau, ne kiekvienam žvejui papuola tokia lydeka, o mums štai 2.
Beje, kalbant apie masalą, verta paminėti, jog naudoti galima ne tik gėlųjų vandenų, bet ir jūrinę žuvį, kuri pagal teoriją lydeką vilioja ryškiu savo kvapu. Šiandien išbandėme negyvą kuoją ir šaldytą parduotuvėje pirktą strimelę. Nors į ją žiūrėjome labai skeptiškai, tačiau iš 7 per dieną sulauktų kibimų 3 lydeko susidomėjo būtent jūrinę žuvimi. Anglai teigia, kad pati geriausia žuvis, masalas, masalinė žuvelė, šiam tikslui yra būtent jūrinė žuvis. Kaip šiuo atveju, va, štai tokia strimelė. Ji gali būti ir didesnė, kažkokia tai silkė dar didesnė, nes iš tikrųjų, masalas turi būti gana masyvus, va, tokio dydžio kaip ši kuoja. Gali pasirodyti kiek keista, kad gėlame vandenyje naudojame jūrinę žuvį, ne tik tai gėlo vandens gyventoją. O tai yra todėl, teigia anglai, kad jūrinė žuvis skleidžia intensyvesnį kvapą. Ir labai dažnai būtent lydeka, kuri susiranda savo maistą pagal kvapą, didelė trofėjinė lydeka, ji gali labiau rinktis būtent jūrinę žuvį. Nors šiuo atveju žvejojant mums labiausiai sekėsi naudojant masalui vietinę kuoją. Na, o mūsų rezultatas kol kas tikrai geras. Nors ir turėjome tuščių kibimų, kaip minėjome, stengiamės pakirsti kiek anksčiau, kad lydeka nenurytų 2 trišakių kablių ir toliau galėtų gyventi, tačiau sugauti egzemplioriai išties džiugino savo dydžiu. Pirmą kartą išbandę šį žūklės metodą, išties įsitikinome, jog trofėjinių lydekų gaudymo būdu jis vadinamas ne veltui. Nėra tokia monstriška, kaip tos prieš tai buvę, tačiau irgi nemažytė. Va. Gražuolė. Jo, bando išpurtyti iš snukio tokį kažkokį svetimkūnį. Išsižioja ir spjauna, dėl to žuvelė įspjauna. Ir štai šį kartą lydeka užkibo ant strimelės. Paprasčiausias. Lydekų žūklę angliškuoju būdu baigėme jau sutemus ir net tamsoje sulaukėme kibimo, kuris dėja nebuvo realizuotas. Bet kokiu atveju, šiandien dėkojame mūsų bičiuliui Kęstučiui už pažintinę žūklę tvenkinyje ir greitų laiku ją būtinai išmėginsime laukinėme ežere. Ši sistema nebuvo sugalvota vakar, ją puikiai žvejoja daug žvejų visame pasaulyje. Tad, kol lydekų sezonas pačiame įkarštyje, pasistengsime ir sau, ir jums įrodyti, jog angliškas lydekų žūklės būdas turi veikti ir mūsų vandenyse. Tai štai tokia šiandien mūsų žūklė. Sužvejojame tikrai įspūdingo dydžio laimikių, kurie tikrai verti patekti į trofėjinio laimikio konkursą. Tačiau prizus atiduosime jums. Dabar laidoje trofėjinio laimikio konkursas. Laida apie žūklę skelbia trofėjinio laimikio konkursą. Jei tau pavyko sužvejoti įspūdingo dydžio žuvį, nedvejodamas siųsk jos nuotraukas elektroniniu paštu apie žūklę@gmail.com. Parašyk mums, kur, kada ir ant ko žuvis buvo sugauta ir žinoma, nepamiršk nurodyti tikslaus laimikio svorio ir ilgio. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją, kuriam mūsų laidos draugas žūklės reikmenys fanatikai.lt padovanos vertingus prizus. Primename, laimikių nuotraukas galite mums siųsti elektroniniu paštu apie žūklę@gmail.com. Išties šilti praėjusios savaitės orai pažadino ne tik žuvis, bet ir žvejus. Įsibėgėjus rudeninė žūklės sezonai vėl sulaukėme gražių plėšrūnų ir laukinių karpių nuotraukų, kurie atkuto gerai prisikimšti pilvus prieš žiemos miegą. Šią savaitę konkurso nugalėtojų skelbėme ilgametį žveją Juozą iš Kėdainių, kuriam Nevėžio upėje gyva žuvele pavyko suvilioti tikrą krokodilą, 13 kg 400 gramų svėrusią lydeką. Žvejas pasakojo, jog su žuvimi kovėsi per 40 minučių ir jam šią senolę pavyko įveikti. Sveikiname Juozą, jam atitenka mūsų laidos draugų fanatikai.lt įsteigtas prizas. Atminkite, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingo, mes visada laukiame laimikių nuotraukų.
Deja, bet mūsų laidai skirtas laikas baigėsi. Susitiksime kaip visada lygiai po savaitės. Ate. Štil numeris 1 pasaulyje.